Pabaigiau krautis daiktas, susidėjau viską, nu, kaip visada, krūva daiktų, svoris milžiniškas, pajudinti dviračio neįmanoma. Tai pirmieji kilometrai, aišku, bus sunkus, bet manau, kad įsivažiuosiu, diena puikia, nusimato giedra diena, nu gal ne giedra, bet bent jau be lietaus. Tai jo, bent jau startą turėsime šiek tiek tokį komfortiškesnį. Tai šiandienos planas, nežinau, nuvažiuoti kokius bent 60 km. Pasižiūrėsiu, ten yra kažkoksai tai ežeriokas, tvenkiniokas, tai gal prie jo ir sustosiu, bet žiūrėsiu kaip minasi. Tai va, tai užteks kalbų, laikas darbams. Ar jūs tam pasiruošę? Aš tai ne. This is it. I'm doing it. Kaip nuostabu būti kelyje. Aš ilgam ir tolimam kelyje. Kažkoks šiaip žiauriai geras jausmas. Jis turėtų išnykti gan greitai, bet kol kas yra tokia ekstazė. O Jėzau. Dviratis kaip visada nevaldomas. Vos galiu pajudinti vairą, bet I'm doing it. Na, pirmoji rimtesnė įkalnė, 16%. Solidu. Pompuoju. Gerai, kad buvo jau apšilimukas, nes taip galima ir kelius suvaryti per pirmą dieną. Bet taip užknisa. Per kamerą pasižiūrė, atrodo, nėra kalno. Bet yra tas kalnas. Tai aš jums pažadu, jis tikrai ten yra. Pakilau, tokia škotiška kalvelė. Nėra aukšta, 60 metrų. Žiauriai statė. Sakau, vienu momentu, kai pasirodė 16%. Net kol kas nenulipau. Aišku, be piga nenulipti, kai važiuoja asfaltu. Ir tik 100 metrų aukštyn. Padusau gerai. Jau šiaip turim 20 km. O, praktis, sakysi, raužia. Tokia diena tai tobula, sakyčiau. Truputį gal karštoka, bet karštoka, kai ant saulės ir kai į kalną kyli. Jau kas truputį duoda, iš karto atgaivina. Kol kas vaizdų tai nelabai yra. Iš tikrųjų tokie lyg tai matosi, kad turėtų būti gražu, bet šiandien kažkoks tai toks labai padumavimas yra. Tai vat. Bet tikėkime, kad čia dar tik pradžia ir tų vaizdų gražių bus. Kelio ženklo 17% įkalnė. Nemelavau. Rezervuarą pasiekiau, bet nuvažiavęs esu tik tai 33 km. Tai kaip ir mažoka. Plius šiuo metu yra 2 valanda dienos. Tai turbūt, kad nelabai gaunasi stot. Aš negaliu sakyti, kad labai turiu daug jėgų. Kažkaip tai žiauriai išsunkiau, nes čia tie kalniukai. Iš esmės nieko keisto, nes ir pakilau per tuos 33 km. Apie 700 metrų. Tai čia toks, sakyčiau, Amerika su pliusu.
Nu, labai tikiuosi, kad nedarau klaidos gerdamas vandenį iš šito rezervuaro. Nusprendžiau, kad nuo pirmos dienos nerizikuosiu ir prasifiltruosiu elektroliziniu būdu. Čia yra toks elektrolizinis filtras. Jisai tokį tirpaliuką paruošia, jį įpili į vandenį ir jisai turėtų būti saugus gerti. Atsiprašau, jūs nukritote. Na, panašu, kad pailsėti čia neleis man. So come away with me, nobody has to know where we gonna go. I was just calling to see if you're free. Na tai dabar klausimas, ar jisai tikrai uždarytas. Dammit. Šiaip galėčiau grįžti atgal, bet labai nenoriu. Ir kuo toliau važiuoju, tuo mažiau noriu. Panašu, kad man atidarytas kelias. Aha, visą laimę, tikrai nenorėjau grįžti atgal. Ai, bet panašu, kad vis tiek turėsiu pakelti atgal į tą patį aukštį, nuo kurions. Žmogus nepagalvotum, kad Britanijai tokių šimtų būna. Išlindo žmogus iš niekur ir pasakė, kad yra tiltelis. Nu, tas tiltelis ne visai tokiems kaip aš. What caused the damage? Jim Clark Rally. Oh, there was a rally here? Yeah, last weekend. So did somebody went off the road or? Tiesiog stūmiausi dviratį į kalniuką ir panašiai kaip Amerikoje. Tikiuosi, niekas nesulūžo. Pavyko susitvarkyti. Praleidau turbūt kokį pusvalandį besikankindamas, bet pavyko susitvarkyti. Niekaip neatsiminiau, kaip turi ten tas šaibytės susidėliot. Na, bet žodžiu, laikosi dabar, tikiuosi ir laikysis. Artėja link 6. Iš tikrųjų, tai kaip ir norėčiau jau ieškoti nakvynės vietos, bet problema yra, kad kaip matot, nežinau ar matot, bet važiuoju absoliučiai vien tarp fermų. Ir nežinau, kur man čia reikės stot nakvoti. Galvoju, gal čia galėtų būti mano nakvynės namai. Šis toks kaip ir kažkoks miškelis. Kažkokia ferma, čia kelias. Daug romantikos nebus, bet variantas. Žiūrėjom, pažiūrėsim. Kaip ir radau kažkokią tai vietelę, kur galima būtų prisiglausti. Tokia, nu, jau link bėdos realiai ta vieta, nu, bet peržiūrėjau dabar savo maršrutą iš palydovinių nuotraukų. Nu, be šansų, tu prasme, realiai vien dirbami laukai ir va tokie tarpais kažkokie tai miškeliai. Nu, tai va čia vienas iš tokių. Čia kažkokia tai lygtais tokia lygesnė vietelė yra. Ir gal ten galiu įstatyti savo palapinę. Vienintelis minusas tai, kad nu, tenai yra kelias ir ten važinės mašinos. Kelias nėra labai intensyvus.
Galvoju gal tiek to, nes čia važiuoti ir tikėtis, kad kažką surasi, o jeigu nerasi, tai po to bus dar blogiau. Tai jaučiu, kad pirmoji nakvynė tokia. Tikėjausi geresnę surasti. Nu, bet reikia tikėtis, kad šiaurėje bus daugiau tų tokių gerų, tikrų nakvynės vietų, o ne vatų kaip aš nekenčiu, kur tu tiesiog sustoji, kad priglausti galvą nakčiai. Turiu naują palapinę, pirmą kartą statysiu gamtoje ją. Iš esmės tai čia tokia nauja sena, nes tas pats modelis, tik tai atnaujintas variantas. Anos labai jau užtrauktukai nebesidarinėjo, tai prieš šitą kelionę pasiėmiau naują tą patį modelį. Šiaip iš esmės visai patinkanti palapinė. Šitai atnaujinimai tai tokie truputėlį ifi, tai nežinau. Šitą kelionę parodys, ar tikrai gerai atnaujino ją. Na, palapinės spalva tai tikrai labai graži, bet aišku, norint išlikti nepastebėtam, tai labai netinkama spalva. Kai buvau pas Dalią, susipažinau su vienu vietiniu, tokiu kaip ir turistų dviratininkų, kuris nelabai turistauja. Tai jisai man davė dujų balionėlį. Jisai sakė, yra žiauriai senas, bet dujų lyg ir jame yra. Ir dabar yra klausimas tik tai, ar jisai veiks ir ar niekas nesprogs. Kaip ir nuotėkio nesijaučia. Pradžia gera. Valgysime davinius. Kadangi davinių turim daug. Dalį palikau pas Dalę. Tok randomų išsitraukiam. Ką mes čia turim? Pasta al-arabiata. Pasta al-arabiata with hemp seed kernels. Jūs turbūt supratote, aš jums neaiškinsiu. Taip, kiek mums čia to vandens reikia? 300 ml, o aš čia per daug privariau. Anyway, tai va, žodžiu, greinliuką suvalgysim. Gal reikia papasakot, kas tas greinli ir kodėl aš iš viso ėmiau. Tai greinli yra mano pažįstamo, bičiulio, nežinau kaip jį reikėtų vadinti, daromi daviniai. Tai yra lietuvių produkcija. Jie yra ganėtinai sveikuoliški ir jų galima įsigyti net ir Luklos parduotuvėje, bet sakė, turi dabar nori išbandyti keletą naujų skonių, tai davė man į kelionę pasibandymui. Kvepia neblogai, bet truputėlį prieskonį į nosį priėmiau. Tokia ta pirmoji mano diena. Pirmoji diena minimo Škotijoje. Tai va, dabar pailsėsiu, kažką tai paveiksiu dar gal prieš miegelį ir tada krisiu, o rytoj prasidės viskas iš naujo. Tad būtent tada ir susitiksime. Tad ačiū už jūsų dėmesį ir iki pasimatymo rytoj. Pamiršau paminėti, kol aš miegosiu, jūs nueikite į špikis.lt ir įsigykite kokį nors vieną šitos kelionės kilometrėlį. Jūs turėsite smagų atsiminimą, o aš turėsiu pinigėlių.